Taigi, labas vakaras, labai smagu, tiek žavių damų matyti ir kaip visada aš sakiau, visada moteris, nes moteris vis tiek jos atsakingos yra už savo šeimos sveikatą, už savo sveikatą. Iš tikrųjų, jos laiko visus 4 kampus namuose. Taigi noriu prisistatyti trumpai, aš esu Sigita Pauliukaitinė, esu grožio specialistė, esu aromaterapijos kaip ir praktikė. Jo su aromaterapija gyvenu visi metai ir tuo be abejo labai džiaugiuosi, nes kaip aš sakau, pirmiausia, man tai davė ir ši kompanija tai davė, ir eteriniai aliejai davė, tai dvasios ramybę, džiugesį, ne tik kad sveikatą plačiaja prasme, nes aš manau, kad aš kaip grožio specialistė iš tikrųjų tikrai labai dažnai sėdi pas mane moterys kliento kėdėje ir tu su jom bendrauji ir jos klausia dažnai ten, kodėl ten plaukams kažkas atsitinka ar dar kas. Tai yra viskas lypi mūsų viduje, mūsų galvose ir mūsų viduje. Taigi eteriniai aliejai iš tikrųjų daugelį dalykų tikrai gali pagelbėti. Ir iš tikrųjų moteris labai kvapai veža, tai ta tikrąja žodžio prasme. Ir tikrai moteris valdo pasaulį, aš taip galvoju. Pirmiausia, o vyrai visą kitą eina paskui moteris iš tikrųjų. Taigi, aromaterapija iš tikrųjų yra praeities išmintis ir dabarties atradimas. Ir eteriniai aliejai minimi rankraščiuose iš tikrųjų be proto seniai. Ir Biblijoje minima yra 200 kartų smilkalai ir net 33 skirtingos augalų rūšys. Ir manau, kad iš tikrųjų Biblijoje tikrai nerašo bet ko. Tai dabar kaip čia sukti kitą, tai nemoku. Galima aš paprašiau? Taip, eteriniai aliejai iš tikrųjų tikrai nėra prabanga, o yra būtinybė, kai kažkada senais laikais buvo prieinama tik tai karaliams, Kleopatroms, ten visiems karžygiams ir taip toliau. Tikrai iš tikrųjų pas mus yra, dabar tikrai yra ne prabanga, o yra būtinybė. Ir kaip čia asistentė turiu gerą. Ir kaip nepasimesti eterinių aliejų gausoje ir kaip iš tikrųjų, kaip atpažinti tą, kas yra kokybė, nes iš tikrųjų viskas tikrai vienodai kvepia ir kol ta nosis dar taip neprasivalius, sąmonė mūsų taip neprasivalius, iš tikrųjų viskas kvepia vienodai ir viskas kvepia taip pat. Taigi pasižiūrėsim į eterinių aliejų rinką. Ir iš tikrųjų, netgi dideliai nuostabai, ir kas nežino, kas pirmą kartą, kad eterinių aliejų 77% yra sintetinių. Mes dažnai to net nesusimastom iš tikrųjų. Ir 22% yra suklastotų. Tai suklastoti tai gali būti taip, kad maždaug apie 5%, sakysime, eterinių aliejų, o visa kita tai bazinis, geriausiu atveju bazinis, arba tai vėlgi ta pati sintetika. O tie sintetiniai tai ir pagaminti laboratorijoje. Ir yra gryni arba terapinės klasės, kaip galime išskirti dar į 2 dalis, tai yra natūralūs, terapinės klasės natūralūs, tai jie, pavyzdžiui, kaip tokie levandai, užtenka 15 minučių išdistiliuoti ir tu gausi tik tai kvapo molekulius, bet jinai gydomojo terapinio poveikio neturi. O visas terapiškumas tos pačios levandos ateina tik tai po 1,5 valandos distiliavimo. Taigi ir yra Young Living kompanija, būtent mūsų kompanija, kurią mes šiandien kalbėsime apie šios eterinius aliejus, terapinės klasės eterinius aliejus, pasaulyje užima 1,2%. Labai trumpai, jeigu tik tai keliais, aš labai tik tai kelius noriu. Pirmiausia, man kas įtakojo, vakar dar nesenai skaičiau ir vėlgi iš tikrųjų daug straipsnių skaitai, domiesi, kad eterinis aliejus padeda įsisavinti deguonį. Kuo deguonės mes įsisaviname daugiau, tuo mes užkirtame terpę ligoms. Bet kokioms, bakterijoms ir taip toliau. Tai yra labai labai svarbus dalykas ir man tai buvo vienas iš dalykų, kodėl aš rinkausi būtent eterinius dalykus, kad viskas vyktų taip. Atjauna biologinį amžių žmogaus, tai vėlgi aktualu, man kaip moteriai. Tai plastinė operacijų nedaro, bet viduje iš tikrųjų tai tikrai galima. Iš tikrųjų, čia mano močiutė. Melagė.
atstato emocinį ir fizinį balansą. Man tai vėlgi buvo tai viena iš priežasčių, kadangi emocinis ir fizinis balansas, visas streso nuėmimas. Tai vėlgi stresas yra pagrindinė lygos priežastis, ką mes galim iš tikrųjų stresą, mes įtampos, darbo tempo turim be proto daug ir tas labai įtakoja mūsų sveikatą, mūsų emocijas ir visą gyvenimo kokybę. Iš tikrųjų labai gerai parašyta, kad apie aromaterapiją iš tikrųjų nėra žmogaus, kuris žinotų viską. Tai tiesiog netgi kitą kartą ir nereikia žinoti visko. Bet yra žmogus, kuris apie aromaterapiją žino beveik viską, tai Gary Youngas. Gary Youngas yra šios kompanijos įkūrėjas. Būtent šios, ne tik kad kompanijos įkūrėjas, bet jisai yra sveikatingumo, judėjimo nešėjas, kleidėjas, norintis, kad į kiekvienus namus kiekvienuose namuose būtų kuo daugiau džiaugsmo, kuo daugiau sveikatos ir kad kiekvieno širdis tiesiog vibruotų tą tikrąją žodžio prasme. Ir būtent dabar labai noriu akcentuoti šitą dalyką ir pakalbėti apie šios kompanijos išskirtinumą. Išskirtinumas yra tas, kad mes turime visą kokybę vienose rankose. Kaip aš sakau, iš tikrųjų, kas yra vienose rankose, kai tavo niekas kitur iš tavo tų rankų nenueina toliau, automatiškai kokybė niekur nenukenčia. Ir tai tada yra saugu, tai yra tikra. Vėlgi tai yra sėklų atranka. Sėklų atranka yra atrenkamos labai ta prasme labai atsakingai. Kad nebūtų jokių būdų modifikuotos, ištirtos jokių būdų, kad tai būtų, nes visų pirma, tai nėra taip paprasta, aš kaip irgi galvojau, gerai, pasisodinai ten tą sėklelę, ne, užteršta ir tu išauginsi, bet augalas tavo visas auga, ne, tai yra visa įtakoja lygiai taip pačiai augalui. Auginimas tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, tai kad visi ūkiai, būtent Gary Youngas turi savo ūkius, nuosavus ūkius, jisai pats juos prižiūri. Ir tai yra auginama ten, kur yra pačios geriausios sąlygos tam augalui augti. Tai vėlgi, nes mes, pavyzdžiui, tą pačią levandą galim užsiauginti, aš auginuosi pas save ten darželį, bet tai nieko, nes dėl to, kad tai saulės per mažai, jinai negauna to viso, jinai netiduos to viso gėrio, ką jinai gali augdama ten, pasakysim, Prancūzijoje, Provence ar Amerikoje, Jutos valstijoje. Auginimas vėlgi prieš sodinant augalėlį, tai yra ištiriama dirva. Jeigu dirva yra užteršta, nesodinama joks augalas, yra laukiama, kol pasišalins visi teršalai. Tai yra, pavyzdžiui, purškiama netgi su eteriniais aliejais, kurie pagal Gary Youngą kokybos standarto nepraėjo. Tas pats toks yra eterinis aliejus digizės, kuris labai tinka tam. Yra kompostai bananų, kuriais viskas, kad vyktų kuo natūraliau ir kad tai visiškai nepakenktų augalo kokybei. Distiliavimas. Vėlgi, prie kiekvieno lauko yra dabar distiliatorinės, vien tik dėl to, kad aišku, tai, kad augalas vėlgi patiria stresą ir jis netiduoda savo eterio tiek, kiek jis gali atiduoti. Ir, pavyzdžiui, iš tikrųjų, tas distiliavimas vyksta pačias distiliatorinės. Gary Youngas yra pats užpatentavęs, jis pats yra sukūręs. Jisai iš tikrųjų, kai distiliuoja, netgi kaip Dalasas konferencijoje druskininkuose pasakojo, kad jisai pats lindo į distiliatorinę pažiūrėti ir augalui nėra per karštą. Nes vėlgi tai turi būti viskas iš tikrųjų padaryta taip užtikrintai, kad vėl aš visą laiką akcentuoju, dėl to aš akcentuoju eterinio aliejaus kokybę. Ir laboratoriniai tyrimai yra atliekami vietoj, ta prasme, prie distiliatorinės, po to yra siunčiama nepriklausomiems ekspertams, 3 ar ten ir daugiau netgi, ir tik tai tada yra išpilstoma į buteliukus. Ar visi žino šitą procesą? Ne visi, aš tai žinau. Nes manau, kažkaip prieš tai nepaklausiau, kiek pirmą kartą girdė apie Young Living kompaniją. Yra girdėjusi. Labai gerai.
Tai va, ir gal tada galvoju, taip, yra pasaulyje eterinių aliejų, yra virš 200, mums Europoje pristato 100, neatsimenu tiksliai, 156 berods. Mes Europoje turime eterinius aliejus. Ir taip, kad mes pradedam, kaip ir sakyti, čia yra kaip ir antras toks truputėlį žingsnis, bet pirmas žingsnis yra visada prasideda nuo startinio rinkinio, kai žmogus yra supažindinamas, jisai tiesiog pabūna kvapų karalystėje, kvapų pasaulyje, pauosto, pageria ir taip toliau. Ir dar noriu ką pasakyti, kad pasaulyje iš tikrųjų naudojami vidų eteriniai aliejai, tik tai yra vieni Young Living kompanijos, nes tai yra švarūs, tai yra gryni su visais fitocheminiais elementais ir kitokių, ta prasme kitų, aš tiesiog už kitus nekalbu, bet už šiuos eterinius aliejus aš galiu jums garantuoti, tai yra saugu, nes tai naudoja ir vaikai, ir suaugę. Tai va, ir dabar dar noriu pasakyti, kad aš turiu labai gražią kompaniją savo rate, kur čia Menų pirtyje, kas antrą savaitę, kartais būna ir dažniau, vyksta įvairūs kvapnių susitikimai, vyksta aroma vakarai, vyksta seminarai ir mes esame aromaterapijos praktikės, edukatorės, tai yra mano mama Genė Gintalinė ir Jūratė Marčiulaitienė. Ir iš karto galbūt norėčiau prieš pradedant, užleidžiant vietą Jolantai, norėčiau anonsuoti spalio 11 dieną, 18 valandą, vyks čia Menų pirtyje seminaras toks kaip ir kvapnus susitikimas, nenoriu pavadinti tai seminaru, tik skanus, jo, maisto kokybės savigydai. Būtent mes degustuosime ir ragausime ne tik kad sveikus paruoštus patiekalus, bet ir pagardintus švariais eteriniais aliejais, būtent šios kompanijos eteriniais aliejais, kurie padeda organizmui įsisavinti visus 100%. Taip, kad dabar noriu užleisti vietą žaviai Dzukaitėje, ne? Pabėgusiai į Vilnių. Jolanta yra 3 vaikų mama, pirmiausia. Jolanta yra nuo pat pradžios šioje kompanijoje, sukūrusi iš tikrųjų verslą aromaterapijos šitam visam reikale. Ir ji būtent skatina visus ir pati ieškojo būdų, kaip kuo natūraliau, kaip kuo saugiau savo šeimą, savo šeimos sveikatą stiprinti ir pakelti savo gyvenimo kokybę. Taigi, ačiū. Ačiū Sigita, iš tikrųjų man visada malonu tikrai į Dzūkiją grįžti ir grįžtu čia jau ne tik pagrybauti, pauogauti, bet tikrai truputį ir daugiau padėti žmonėms atskleisti save, tas šeimas puoselėti, saugoti, truputį daugiau prasmės, negu dariau 12 paskutinių metų savo profesiniai srity. Trumpai apie save prisistatysiu, kad daug metų dirbau iš tikrųjų su ES projektais, tai ne vienerius, ne dviejus, virš 12 metų. Su viešaisiais pirkimais, tai yra teisinis, finansinis darbas, neįdomu. Atėjo laikas, kada darėsi neįdomu, prasmės tos nebuvo, o per tuos visus 12 metų, kaip jau Sigita išdavė, galėjai nesakyti. Gaila, nėra jaunimo gražaus vyriško, dar galima būtų pajokauti. Va, tai iš tikrųjų pagrindinis pomėgis, hobis mano gyvenime auginant vaikus buvo vaikai. Nebuvo kada slidinėti, čiuožinėti, ten dar kažką. Kas šalia to visada yra tai, kad tu ieškai neįmanomose kartais situacijose sprendimų, kaip padėti tiem vaikams, savo šeimai gyventi taip, kad nebūtų priežasties pasireikšti kažkokiai lygai. Tai ir buvo mano pagrindinis pomėgis. Ir taip tame pomėgyje atsirado aromaterapija, atsirado žmonės, atsirado idėjos, vizijos ir su kiekviena diena, su Young Living aš atrandu vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Tiek sveikatos prasme, tiek tobulėjimo prasme, tiek komandos šaunios. Mes jau dabar dirbam su kolegom jau ne tik Lietuvoje, jau plačiai ir Didžioji Britanija, ir Latvija, ir Rusija, ir Kazakstanas. Ribų šiais laikais nėra, nes mūsų pagrindinis dalykas tai yra edukacija, žmonės mokyti, skleisti tą žinią, mokyti juos būti laisvesniais, savarankiškesniais, kad kas liečia sveikatą.
Ir ačiū Sigita, kad pristatei Dzūkų komandą. Aš irgi noriu pristatyti iš tikrųjų žmogų, kuriam tikrai noriu padėkoti ir be jo žinios nieks mūsų čia tikrai nebūtų buvę visų. Tai būtent Erika Kulikaitė Gintalienė, kuri yra nuo pirmų dienų kartu su manim, kuri patikėjo, kuri visą tą laiką ne tik, kad patikėjo, bet ir neša tą žinią tikrai labai plačiai ir tokioj komandoje su tokiais žmonėm, tiesiog gera būti. Ir tu daliniesi, tu atiduodi visą tą patirtį, žinias, kurias tu kaupi. Mes per visą šitą laiką, Erika, buvom nuo Provansas, aišku, Europą kol kas, tai yra ir iš Londono tik grįžom konferencijos, kur gydytojai kalba, kur pasakoja, dalinasi su moksliniais tyrimais. Provansas, Kroatija, Berlynas, ta prasme, kur tu važiuoji ir teoriškai pasisemi ir aišku praktiškai. Šiandien mano organizacijoje yra per tuos 2 metus virš 1200 narių. Lojalių narių didžioji dalis yra 80–90%. Ir aš tai vadinu dar pradžių pradžia. Mes tik pradedam dirbti. Tai užtat į mūsų ratą tikrai kviečiu tiek dėl savo šeimų, tiek dėl savo ateities, to gyvenimo iš viso širdies, to polėkio, pasidairyti bent plačiau, ką mes čia darom ir ką jūs galite savo čia atrasti. Aš pradėjau pagrindinį dalyką, dėl ko, kaip sakiau, tai mano buvo hobis savo veikloje, vadovaujuosi visą laiką principu, kad ką tu bedarytum, turi laimėti visi. Neišeiti kompromisiniu kažkokiu būdu, ar ne, iš kažkokių situacijų, o kad išeitumėm visi laimėtojais. Tame Young Living kaip partnerystė pačioj pradžioje aš pamačiau daugelį savo gyvenimo sričių. Tai yra ir sveikata, ir tobulėjimas, ir komanda, ir finansinis tas saugumas, kuris irgi prisideda prie mūsų kažkiek to streso. Ar netiesa? Kas esat ramus visiškai dėl finansų ateities? Turbūt vis tiek vienaip ar kitaip kartais susimastom. Šiandien gal ir gerai, o kas bus po 10 metų. Tai aš savo veikloj su ES projektais, kokia perspektyvi veikla bebūtų ir patraukli, aš nemačiau dėl streso kiekio dar 10 metų savęs tame. Ir aš nusprendžiau tiesiog tikslingai keisti po truputį. Pradžioj taip aš dariau ir ES tikrai projektus. Ačiū, šitoj publikoje yra žmonių, kurie žino, kas tai yra. Ačiū jiems, kad atėjot. O šiandien būtent Young Living veikla mano yra darbas padėti kitiems atrasti savo kokybiškesnį gyvenimą. Ir man tai yra viskas. Kai ateina grįžtamasis ryšys, kai žmonės dėkoja už sveikatą, už profesijos atradimą, už savo aukščiausių tų potencialų atskleidimą. Man tai yra didžiausia dovana. Ir aš skatinu kiekvieną neleisti nei vienos dienos šiaip savo. Klausyti savo širdies. O kaip tai daryti, eteriniai aliejai tikrai padeda. Tiesiog taip, kaip gyvenai, tu negali gyventi jau dabar kitaip, nes viduje vis drąsiau ir drąsiau kažkas kalba, kad reikia kažko kitaip. Tai šiandien, aišku, mūsų tema daugiau apie šeimos sveikatą. Aš ne šiaip savo įdėjau tą nuotrauką, kada pernai buvo pati šalčiausia diena. Kas atsimenat? Po naujų metų buvo ar sausio 1, ar sausio 2 minus ten 2,8 ar kiek. Ką aš tą nuotrauką noriu parodyti? Kad man su savo šeima ar minus 30, ar plus 30, kai tu žinai, dėl ko tai darai, dėl ko tu eini į lauką, dėl ko tu nori būti su savo brangiais žmonėmis, tau nesvarbu nei oras, kai viduje yra gera nuotaika, gera emocija. Užtat ir Young Living man atitiko mano tą gyvenimo būdą, kad tu gali įvairiom aplinkybėm prisitaikyti, turėdamas tokią partnerystę ir tu esi saugus. Vienas iš svarbiausių, kas su eteriniais aliejais neatskiriama tema, yra prisilietimas. Todėl prieš pradedant jau gilintis į eterinių aliejų sudedamasias dalis, į naujoves, mes čia degustuosim ir vandenį, naują Gario Yango iš tyrimų, 4 metų tyrimo rezultatą, kurį mes tik iš Londono atvežėm. Mes degustuosim ir godžiai, aš papasakosiu tokius akcentus, kas šeimos sveikatoj svarbu. Aš noriu pakviesti padaryti tokį mažą pratimuką. VitaFlex. Kas žinot, kas yra VitaFlex?
VitaFlex tai yra būtent prisilietimo jėga. Kiek sakoma minimaliai reikia per dieną, kad mes apsikabintumėm? 7 mažiausiai, tai yra minimali dozė, minimali būtina, gyvybiškai būtina dozė apsikabinimo. Kas turit vaikus? Kas turit vaikus, maždaug iki 10 metų? Dar jie tokie drąsūs reikia, ateina ir nenori apsikabina. Kur jau vyresni virš 10, jau mamai reikia truputį daugiau. Ar tiesa, kas turit virš 10, jau reikia, bet prisilietimas gyvybiškai yra labai svarbus. Dėl to šiandien mes padarykim tokį mažą pratimuką. VitaFlex masažo technika, iš jos išsivystė akupunktūra. Neišsigaskit, nieko mes blogo nedarysim. Tai yra būtent odos tam tikri su nagais judesiukai, kada suaktyvinamas odos elektromagnetinis laukas ir net be eterinio aliejaus, tai yra puikia technika suaktyvinti visus taškus. Mes turim delnuose ir pėduose labai daug taškų. Ir aišku, ausyse, bet šiandien ausų neliesim, ne pėdų neliesim, irgi tik delnas. Tiesiog pasidalinsiu praktiką, ką mus mokė Gary Youngas per konferenciją. Dabar, jeigu galit, paimkite kiekvieną savo ranką ir pabandykit tokį judesį. Paspaudžiam ir užsukam. Va taip, paspaudžiam ir užsukam. Toks lengvas toks žnaibimas. Paspaudžiam. Taip. Dabar, kai yra delnas, tuo tokiu judesiuku paspaudžiam ir užsukam, padarykim va taip, tokiom linijom. Nuo centro iki piršto, skauda? Taip, va tokiais judesiukais. Galiu, Erika, aš tau parodysiu. Ir padarykim kaiminystėj vieni kitiems. Va taip va. Reiškia, praeinam va šitą liniją, tada praeinam kitą. Ar gerai? Gerai. Tada kitą pirščiuką. Mes sujudinam, suaktyvinam ne tik taškus, bet ir visą kraujotaką. Tada paimam čia. Ačiū. Vieni kitiems. Padarykim tokią dovaną. Net ir taip su nagu jaučiasi, ar ne? Net kraujotakos reguliavimui yra, vat čia, kur šitas pirščiukas baigėsi, apčiuopkit tą taškutį, vat kur kaulas, kur baigėsi vat šitas vat čia va. Yra čia labai svarbus taškas širdies pulsui, kraujotakai, spaudimui reguliuoti. Čia taškas ir galit patys savo padaryti. Ir vat nuo alkūnės, va čia. Va čia. Jeigu dar jūs paimtumėte eterinį aliejų Aroma Life ir kas turi va, tų kraujotakos įvairių, tai tiesiog puikus pratimas savo ar kitam. Užtepat eterinio aliejaus čia ir užtepat čia. Ir daro tokį. Čia spustelnam, čia spustelnam, čia spustelnam, čia spustelnam. Tai va, tai tiek tas VitaFlex, mes suaktyvinam visą kraujotaką, mes dar įvedam, būtinai uždedam eterinio aliejaus, nes viskas eina į taškus, matot, ir nosis, ir smegenis, ir akis, yra visur taškai. Dar jeigu parinkdami tam tikrą eterinį aliejų, ar sloga mums, ar nežinau, ar pilvuką kokį skauda, ir paaktyvinam, mes turim sinergiją ir dvigubą efektą. Prasijudinam truputėlį. Kas yra šeimos sveikata? Aš labai žiūriu bendrai. Nes tai nėra tik slogos gydymas, ar ne, turbūt sutiksit. Tai nėra tik nemigos kokios, ar ne, ten
kažkokie negalavimai. Šeimos sveikata tai yra kaip tvirtas namas. Jeigu tik viena siena byra, šaltis praeina, vėlgi klausimas, ar gera ta šeimos sveikata. Aš kartais šeimos sveikatą įvardinu labai plačiai, kad tai nėra tik fizinė ir emocinė sveikata, yra ir finansinė sveikata, ar ne? Dėl ko man Young Living yra visom prasmėm yra kaip galimybė padėti saugoti šeimos sveikatą. Bet šiandien daugiau kalbėsiu apie fizinį ir emocinį. Iš ko susideda tas mūsų tvirtas namas šeimos sveikata? Ko reikia geram namui? Pirmiausiai tai yra pamatas, tada 4 sienos ir tada stogas. Pamatai. Kas yra pamatai? Kada bus tvirtas namas? Kai yra sąlyga svarbi, ar ne, pamatai. Tai yra kokybė. Tai, ką pasakojo Sigita, ačiū jai, akcentas, kad Young Living tai yra būtent 1% tos aukščiausios kokybės, kokia tik įmanoma pasaulyje, kad jinai būtų. Tai šitą mums daro kompanija, jinai tuo rūpinasi, yra moksliniai tyrimai, yra 25 mažiausiai metų įdirbis, tai ne šiandien sukurtas dalykas. Dirba daug ir mokslininkų, ir tyrimų daroma. Kas yra 4 sienos? Tas 4 sienas aš išskaidau į tokias 4 sudedamasias dalis. Kas juokinga? Jeigu dar mes duosim jų eterinio aliejų pauostyti, tai mes čia šoksim visas jo. Taip, viena iš tų sienų, apie kurią mes teikiam nuolat edukaciją, informacijos, kaip Sigita sakė, nėra nei vieno žmogaus pasaulyje, kuris žinotų viską apie tai. Čia tiek yra temų ir meilės kvapai, ir bibliniai kvapai, ir eteriniai aliejai, net gyvūnams, yra labai daug. Tai kas liečia šeimos sveikatą, eteriniai aliejai, bent jau pagrindiniai, kokie 5-6 per tuos 2 metus, tikrai nepasikeitė, jie ir yra pagrindiniai būtent tiek prevencinė prasme, tiek sunegalavus. Aš papasakosiu, kokie tai yra. Kitas dalykas, kas yra svarbu, tas namas, antroji siena, tai yra mūsų imunitetas. Mano šeimoje ir daugelio šeimų atveju vienas iš pagrindinių dalykų tai yra godžių uoga, apie kurią irgi papasakosiu, kuo jinai išskirtinė ir ką jinai duoda. Aš nesakau, kad mes ištisai mūsų 5 asmenų šeima, kad nuolatos geriam tas godžių uogas, bet kai tik prasideda rugsėjis, aš jaučiu, kaip mano šeimai tikrai tas padeda. Nes kartais net ir labai pragmatiškai paskaičiuoju, ar man apsimoka auklę bent kartais net savaitei paimti, ar geriau mano šeima visą mėnesį mėgausis vis dėlto godžiai uogom ir bus tvirta, laiminga, kaip Sigita sakė, ir džiugesio, ir sveikatos, kad būtų pakankamai. Trečias dalykas, tai yra mūsų maistas. Ne? Niekada, aišku, maisto nepakeisi sportu ar ten eteriniais aliejais nepakeisi mūsų mėgiamos duonos riekės, ar ne? Bet į tą mes irgi turim atkreipti dėmesį stipriai. Kas galit pasakyti, kad maitinatės puikiai 10 balų? Aš tiesiog... Tai va, tai aš šiandien papasakosiu, ko mes laukiam 2 metus. Aš atsimenu pirmą kartą, kai aš važiavau į Provansą ir Erika sakė, Jolanta, atvežk nors vieną grūdą to einkorn, nu aš jį pasisodinsiu kažkur, nes Provansą būtent Young Living augina, bet dėja visą tą grūdą išveždavo į Ameriką. Šiandien mes jau turim galimybę ir pas mus turėti. Tai aš papasakosiu, kuo čia išskirtinis tas miltas yra. Ir aišku, 4 siena mūsų šeimos sveikatoje tai yra mūsų pastovus palaikymas organizmų, stiprinimas mūsų vaikų. Tai yra įvairūs papildomi dalykai, tokie kaip omega, kalcis ar negerosios bakterijos, žarnyno ta sveikata, kodėl svarbi. Tai šiek tiek paliesiu ir šitą temą. Tai ką, pradedam apie eterinius aliejus. Kas pagrindiniai eteriniai aliejai? Pasakykit, kas pažįstat visus. Iš čia bent jau. Visus? Aha, gerai. Tai, ką pasakojo Sigita, startinis rinkinys, nuo kurio mes pažindinam ir darom tokius jaukius aroma vakarus. Tai yra formatas, kada mes pradžioj pažindinam
su raidėm aromaterapijos, nes šiandien mes mokysimės jau skaityti. O raidės susipažįstam būtent su tuo startiniu rinkiniu, į kurį eina ir difuzeris, ir kuriame įeina visi šie aliejai. Ir per 2 metus mano gyvenime jie ir yra pagrindiniai, būtent puoselėjant tą šeimos sveikatą. Tai yra kas? Prevencija, virusai, bakterijos, ar ne? Miego kokybė, ramybė po įtemptos darbo dienos arba po pamokų krūvio. Tai yra pagrindiniai, tai yra tas toks pirmasis ir, sakau, per 2 metus nepasikeitė. Duosim padegustuoti, kadangi ne visi gal žinot, vieną eterinį aliejų tai yra vagis, Thieves. Thieves tai yra nedaugelio 5 eterinių aliejų mišinys, bet kodėl toks pavadinimas, ypač naujokam? Vagis tai yra 15 amžiaus legenda, kada, aš tada duosiu gal palašinti, vagis būtent mes juos vartojam ir į vidų, ar gerklės skausmui, ar temperatūrą, ar karščiuoja vaikai, skiedžiam su baze ir trinam visą kūnelį ir temperatūrą tą numuša. Ir jeigu ir suserga vaikai, aš nesakau, kad mano vaikai visiškai neserga, bet jie serga kitaip. Jeigu ir pasigauna virusą, žinau, va čia ir vasarą buvom, važiavom į kruizą, diena iki kruizo vidurinioji sukarščiavo. Per vieną dieną mes susitvarkom, jeigu nėra ten kažko rimto. Tai va, imu vagis, mes tepam kūną, mes vartojam į vidų po lašą su medum arba su kokoso aliejum, nes Thieves turi stiprų priešvirusinį, priešbakterinį ir antigribelinį poveikį. Man kaip mamai, aš nesu mokslininkė, ten chemikė, kokia biologė, man yra svarbu tai, kad yra kažkoks negalavimas, kokia yra priežastis. Arba virusas, arba bakterija. Thieves veikia ir tą ir labai stipriai. Lavanda šeimoje tai toks kasdienis daugiau man, nesant, ta prasme, kai visi sveiki, viskas gerai, tai yra ir nuotaikai, ir miego kokybei, ir šiaip gaivai namuose. Lavanda yra ir rytais, ir vakarais, ir keliuose kambariuose pagrindas, ir šiek tiek į jį lašinu pipirmėtės. Kad taip jau visai nebūtumėm ten. Žinot, bet pipirmėtę mes naudojam, tai yra mano kaip mamos, veiklios mamos, irgi svarbus įrankis, vis tiek mes dirbam, mes grįžtam, grįžus į namus reikia dar ir ne tik valgyti padaryti, ir šypsotis, ir apkabinti, ir namus sutvarkyti, ir kažkokius nebaigtus darbus padaryti. Pipirmėtė man duoda tos energijos, tonuso, aš nekalbu tik ir apie virškinimo visokius, jeigu paskubom ir pavalgom, ar ten šašliko kokio užvalgom, tai ir mažiem lėliukam, ir suaugusiem, tai yra vienas toks irgi universaliausių eterinių aliejų. Ar galva skauda, galų gale neturint, ar važiuojant, ar vaikas kažkur nukrenta, aš neturiu nieko kito ten, kokia žaizdelė, aš ir pipirmėtę užlašinu. Nes jie yra visi, jie turi visi, tų ir antiseptinių savybių, priešvirusinių, priešbakterinių, atstatančių organizmą į savo normales vėžes. Mes kiekvieną dieną turim ir streso, ir įtampų, ir nepavalgom, ir persivalgom, ar ne, visaip. Tai va šitie pagrindiniai eteriniai aliejai, jie ir būtent, kad atstato mūsų organizmą tam, kad jis funkcionuotų kuo geriau. Kaip Thieves, kas pirmą kartą ypač? Vienas dar, ką aš noriu pasidalinti, ar Raven eterinį aliejų visi pažįstat? Raven. Aš nežinau, ar dabar jo yra pirkti, bet žiemai aš visada atsargose pas save turiu, nes Raven yra eterinio aliejų stiprus mišinys, tai yra kaip alternatyva antibiotikas kvėpavimo visų takų atveju. Tai nėra vėlgi kasdien, bet aš visada namuose atsargojo turiu. Jis naudojamas tepam, mes tepam krūtinę, mes tepam nugarą, tepam padus. Norit pauostyti? Neduosiu. Nes jis toks, jis tikrai toks gydomasis. Ypač ar kokie balso stygų mes tepam, nes jis taip truputį ir pašildo, ir atpalaiduoja. Net, man atrodo, ir šliaužiančiai, aš neatsimenu, atsiprašau, bet neatsimenu. Jo.
Pagal knygą, kurią Gary Youngas 30 metų patirtį visą sukaupė ir aprašė čia, sako, kad jinai 8 kilogramų, kažkaip nesijaučia. Mes turim tokią santrauką. Tai vat apie raveną ten rašoma, kad tai yra net tuberkuliozių atvejais, tai yra puikiai stipri priemonė. Galite įsivaizduoti, koks tai yra puikus įrankis. Tai va, visas imunitetas, ar vaikų, aš daugiau gal vaikam taikau, tiek suaugusių yra čia. Tai yra mūsų bakterijos, mūsų irgi draugai, kurie reguliuoja irgi mūsų gyvenimo kokybę, 75% imuniteto. Kodėl apie tai kalbu? Jeigu yra kažkokie rimti šeimoje, ar alergijos, ar kažkokie negalavimai, kur ten pasaka be galo, būna ir tikrai beviltiškų situacijų, nuo ko mes pradedam? Mes pradedam iš tikrųjų, kad žmonės atkreiptų dėmesį į žarnyno sveikatą. Lengva tokia forma, bent jau ką mes galim taip minimaliai patys padaryti ir suaugusim, ir vaikam, aš drąsiai kalbu, susimastykime apie tai, kad bent 2 kartus per metus profilaktiškai visų kirminų parazitų atvejais mes turim praeiti kursą. Ne mažiau kaip 21 dieną. Tam mes rekomenduojam arba okotėją. Okotėja tai yra monoeterinis aliejus. Aš jo šiandien nepasiėmiau, bet jis labai panašus į cinamoną. Skonių vaikam jis yra labai mėgiamas, tikrai. Šiaip jį naudojo prieš 500 metų tik konditerijoje. Nu, kaip vanilė, kaip cinamoną, reiškia, saldumo tokio turi. Besilaukiančio mes jį rekomenduojam viso cukraus irgi kiekio kraujyje reguliavimai. Ir ne tik besilaukiančiom, bet ir tie, kam cukraus kiekis kraujyje yra aktualus, okotėja būtent. Tos, kas norit atsisakyti saldumynų ir sumažinti potraukį, irgi okotėja labai tinka. Life 5 gerosios bakterijos. Pavyzdžiui, mano atveju net buvo mažiukui tokia kaip ir alerginė, kažkokia netikėta nei iš šio, nei iš to reakcija, kadangi mūsų tarpe yra ir gydytojų. Viena iš jų, kurią galbūt daug kas ir žinot, gydytoja Dalija Butnorienė, aš atsimenu, pasiskambinu ir sakau, ką geriausiai pritaikyti. Tai jinai pasakė, gerųjų bakterijų. Aš daviau 1 kapsulę. Ir ta alergija, kaip atsirado netikėtai, taip ir dingo. Nu, čia mano atvejais, tiesiog dalinuosi tuo. Dėl to tai vėlgi grįžtu prie to, kad nepamirškim atkreipdėmėsi į žarnyną. Tai gerosios bakterijos, net šiaip pasidomėjimui, Life 5, aš pati paėmiau, palyginau, kas yra mūsų galbūt viešose vietose labiau prieinamos. Gerasias bakterijas turbūt visi žinom, ar ne? Tas jų kiekis ir rūšių kiekis labai yra svarbus. Čia yra berods 4-5, dėl to Life 5. Ir tie kiekiai, kaip parašyti ten dideliais tais skaičiais, tikrai viršyje kartais to, kas yra mums viešai plačiai prieinama. Atkreipkite tai dėmesį. Nes kartais mes kažkur ieškodami, žinot, balansuodami, vėlgi save galim ir nuskriausti. O tai vaikui, okotėja, kaip Life 5 kartų panaudoti? Ne, ta prasme, nebūtinai. Tiesiog, jeigu jūs renkatės kaip kirminų profilaktikai, ne mažiau kaip 21 dieną, okotėjos po 1 lašą į vidų vartot. Suaugusiam, būtų gerai daugiau truputėlį, 2-3 lašiukus per dieną, bet ne mažiau kaip 21 dieną. Ar žinot, ar reikia argumentų, kodėl 21 dieną? Nereikia. Mažiausiai. Tai va, o Life 5 tai tiesiog irgi kursą, vėlgi atstatyti tą mikroflorą, nes įsisavinimas medžiagų kitoks. Imunitetas, vėlgi dėl to imuniteto, kad mes geriau tą žiemą pragyventumėm, lengviau. Dar vienas į tą pačią temą digizę, apie kurį ir Sigita užsiminė. Kas pažįsta digizę? Daug kas. Kas naudoja digizę? Puikiai. Tie, kas pirmą kartą daugiau papasakosiu, kas yra digizė. Digizė namų vaistinėlė tiesiog yra būtinybė. Ir ne tik ir tų pačių visų profilaktikai mūsų draugų, digizė irgi puikiai gali būti naudojamas, bet esant apsinuodijimams. 1 lašas po liežuviu
tikrai, taip sakant, suveikia ir net didžiausi skeptikai, ypač vyrai, po vakarykščio visokio ten suveikia ir tikrai jie, sako, gal čia ir sutapimas, čia klasika. Ką dar daro digizė, tai būtent palaiko tą gerą mikroflorą ir padeda išsaugoti mums enzimus, fermentus, kurių mes turim ribotą kiekį per savo gyvenimą. Tai vat, visa tai irgi susiveda, bet pagal skonį, jeigu jūs paskaitytumėt sudėtį ir didžiausią sudėties dalį sudaro peletrūnas, arba kaip čia jis pavadintas, kiečiai, tas yra toks neskanus, šitas tikrai pakankamai skanus. Mano vaikai, jeigu sunegaluoja, žinot, kai vaikus supykina, jie labai, labai greitai pajunta kaip negera. Ir jie bėga iš karto liežuvį iškišę, lašink greičiau. Tai va šitas pakankamai skanus. Ta pirmąjį, kurį uostėt vagis, pavyzdžiui, vaikų atveju, su jais reikia pasiderėti daugiau. Tai net jeigu ir digizę labiau toleruojat, ar virusas, koks bakterija, nebijokit ir šito naudoti. Prisiminkit vieną dalyką visi. Kiekvienas eterinis aliejus turi mažiausiai 10 savybių gerąją prasme mūsų sveikatai. Mažiausiai. Jeigu aš pipirmėte naudoju energijai pakelti, jinai daro dar 9 dalykus gerus mano sveikatai. Naujovės. Gaila dar nespėjau gauti, bet būtent patiem mažiausiam vaikučiam, ten būtent iki metų, iki 2, kada mes tikrai mamos, nors ir žinom, kad tikrai šitas aliejus ir saugus, ir 200% saugus, ir atskirai tokie sušvelninti, būtent vaikam skirti eteriniai aliejai. Jie yra 2 rūšių, vienas OV, nežinau, taip tarėsi, OV. Sudedamosios dalys, jūs pasižiūrėkite, tai yra ir arbatmedis, tai yra šlamutis. Kas pažįstas šlamutį? Dzūkai, šlamutis, taip, žinot, geltona gėlytė. Va, šlamutis įeina, tai yra būtent ir kraujotakos pagerinimui, ir nervų sistemai labai svarbus. Kas čia dar? Ir gvazdikėlio net yra, kuris stiprus ir priešbakterinį poveikį turi. Aš jį daugiau tokį, kaip jis raminamas, toks atpalaiduojantis. Kitas yra tumigizė, labai panašu į digizę, nors jis irgi rašomas kaip atpalaiduojantis, raminantis, toks balansuojantis, bet aš jį labiau pagal sudėtį priskirčiau jau grinai tą virškinimo visai sistemai. Būtent pipirmėtės, atkreipkite dėmesį, pankolis, anyžius, imbieras. Ir tai yra tikrai mūsų mažiem žmogeliukam, tik turėkite omeny, kad mes tai dideli, mūsų odos kiekis daug didesnis negu mažyčių žmogiukų. Užtenka lašą 2 į savo delniukus ir pridėti ar prie pilvuko, prie kūnelio palaikyti. Ir tikrai tai veikia, ramina juos. Eterinius aliejus, ypač šitus, nebijokit gryno neskiedus. Prasme, ypač padai, žinot, kad padai yra pati saugiausia vieta, drąsiai. Vaikam buvo Londone pristatytas kaip daugiau vaikam, naujas difuzeris. Apie jį, kas man patiko, kad tai yra rankų darbo, jame yra dedamas molis, kuris būtent pagal amatininkystės metodus Kinijoje yra kasamas prieš 1000 metų, būtent rankų darbo ir specialus molis ten dedamas. Plus šitas difuzeris keičia, nežinau, kelias ten spalvas, daug geltona, violetinė, mėlyna. Vaikam tas labai smagu, tikrai ir difuzinimo intensyvumas, režimai įvairūs. Šiuo metu mes neturim galimybės jo įsigyti, bet tikrai greitai turėsim. Vizualiai, kam patinka, man jis labai tinkamas ir ofisui. Tai ką, dabar apie godžių uogą. Kas vartojot godžių uogą? Ar Young Living godžių uogas? Būtent Young Living. O kas žinot ne Young Living godžių uogą, ar matėt kažkur kitur? Matėt, taip. Tikrai yra ir parduotuvėse pačios godžių uogos džiovintos. Tik visą laiką atkreipiu dėmesį žmonių, kad džiovinant vaisius,
Tikrai nėra taip, kad jie pas močiutę ant pečiaus džiūsta natūraliai kažkokioje aplinkoje. Jie yra tikrai purškiami ir mirkomi, tai vat atkreipkite dėmesį šitą dalyką saugodami save. Apie Young Living, ką aš noriu pasakyti, kad Young Living tai nėra tik eterinių aliejų kompanija, gamintojas didžiausias. Tai yra sveikatinimo. Kodėl aš rodžiau tą pagrindinės 4 sienas apie sveikatą, nes tai yra ir maistas, ir dar kartą maistas sulčių formoje, tai yra eterinis aliejus, tai yra ir namų aplinka, visa, kuo mes tvarkomės, kuo mes patys namus susikūrėm, kartais pasidarom labiau užterštus namus negu judriausia, nežinau, didmiesčių gatvė, degindami žvakes, dažydami kažkokiais dažais, kur ten uostom nežinia kiek laiko. Kartais galvojam, nematom, nečiupinėjam, nelabai tai veikia mūsų sveikatos. Iš tikrųjų labai stipriai, nes viskas keliauja į patį svarbiausią mūsų organą, į smegenis. Tiesių taikymų. Į tuos centrus, kurie atsakingi už viso mūsų organizmo įvairius cheminius procesus. O svarbiausias dalykas, kuris reguliuoja tos cheminius procesus, yra kas? Mūsų emocijos, mūsų nuotaika. Godži uoga, būtent Young Living godži uoga augina Himalajuose. Ten, kur tos druskingos vietos. Tai nėra bet kur jinai užauginta. Nėra bet kaip jinai džiovinta. Ir būtent šitas godži uogų gėrimas, tai yra kaip maisto jau kategorija. Čia aš tik labai nedidelę dalį apie tai noriu akcentą jums sudėti. Mes turim storą knygą su visais detaliais aprašymais. Kas jo esmė yra, mano kaip šeimoje imunitetui? Būtent, kad tai yra ne tik amino rūgščių, yra įvairių mikroelementų. Skystoj formoj mūsų organizmas visai kitaip pasisavina. Būtent skystoj formoj. Turėkite omeny šitą. Koks dar baltymų yra? 16-17%. Yra įvairių maistinių tų medžiagų, kurių mes, pripažinkim, net valgydami tuos pačius obuolius iš savo daržo, dėja jis nėra toks pats, kaip buvo prieš 20 metų, kalbant antioksidanto prasme. Kodėl svarbus antioksidantas? Mes žinom, antioksidantai, kaip čia gerai, laisvieji radikalai ir visa kita. Aš tai papasakoju labai paprastai. Mūsų organizmas, žinot, kai perpjauni obuolį, jeigu vieną pusę pašlakstytumėm citriną, o kitą pusę paliktumėm paprastai, viena kas atsitiktų? Paruduotų, kita ne. Mūsų organizme nuolatos irgi vyksta įvairūs tokie procesai. Nenoriu pasakyti, kad mes rūdyjam, bet oksidacijos procesas nuolatos vyksta. Dėl to mūsų sveikatai atstatyti visą laiką reikia antioksidantų, kurie atstato. Tai šitas vienas iš tokių skaniausių, maloniausių, patraukliausių formų. Jeigu parodyt grafikus, aš jums galėčiau jų labai daug sudėti ir palyginimui su kitom įvairiom uogom. Godži uoga yra pats stipriausias ne kartais, o 10 kartų kaip antioksidantas. Kas jame yra dar smagumas? Kad jis yra su eteriniais aliejais. Eteriniai aliejai citrusiniai čia veikia kaip konservantas natūralus. Kad jis nesugestų. Taip, ir įsisavinimas, nes eteriniai aliejai yra labai mažos molekulės, jos padeda per ląstelę visas maistinės medžiagas daug veiksmingiau įvesti. Nes kokia yra visų papildų didžiausia galbūt tokia problema? Neįsisavinimo. Kodėl? Nes jos nepraeina. Tos medžiagos galbūt ir ten supernatūralios sudėtos, bet jos neprasiskverbia pro ląstelę ir nenuneša ten, kur reikia tuos laisvuosius radikalus išvesti. Tai va. Nežinau, ar aš stengiuosi taip paprastai, kad kiekvienam būtų daugiau suprantamai. Tuoj mes degustuosim, matau, kad labai norit. Kalbant apie antioksidantus, ta pačia tema, Gario Youngo paskutinių 5 metų tyrimas, tai irgi naujovė, kurią aš atsivežiau iš Londono, dėl to noriu tiesiog su jumis pasidalinti. Konferencijoje buvo 1500 žmonių, bet į konferenciją spėjo tų antioksidantų vadinkim, tų buteliukų, kurie generuoja, gamina dar vieną antioksidantą, atvežti tik 100 vienetų.
ir iš visų mūsų lietuvių tie, kurie buvo iš karto reagavo čia ir dabar, ir nuėjo atstovėjo eilę, tai mes 2 buteliukus vis dėlto pavyko mums įsigyti, dviese mes atsivežėm. Tai mes turim vandens, aš gal paprašysiu kolegių, kad jums duotų padegustuoti, nebijokit ir mes padegustuosim kartu. Viduj viskas vyksta tokiu kaip ir elektrolizės būdu. Vanduo, kas mokyklos laikus prisimenat, formulė. Kokia vandens formulė? H2O. Visoj cheminiai, būtent elementų lenteliai, pirmas elementas yra koks? Vandenilis. Vandenilis H. Tai būtent molekulė. Ir Gary Youngas 5 metus ką darė, jie ieško, jūs taip susirauk, nebijokit, jeigu nenorit, neragausit. 5 metus jis darė labai gilius, detalius tyrimus, kaip atrasti, išrasti kažkokią aparatą, kuris sugebėtų išgauti, atskiltų nuo vandens būtent vandenilio tą molekulę. Ir jo esmė, kad vandenilis yra stiprus antioksidantas. Šitam buteliuke aš jums prademonstruosiu, kaip gaminamas tas vandenilis. Esmė yra kokia? Kad 2 litrus per dieną šito vandens, būtent kuriame yra pagaminamas tas vandenilis, yra tas pats, kaip suvalgius 1000 obuolių kaip antioksidanto kiekis. Tai yra mūsų nuolatinės tų rūdžių, pamenat, kaip pasakojau, vis nuplovimas ir nuplovimas. Ką tai daro mūsų organizmai? Pirmas dalykas tai yra imunitetas, antras dalykas tai yra mūsų energija. Ir vandenilio esmė, kad jo yra, mes su eteriniais aliejais, kodėl turim tą poveikį didelį? Nes yra mažos molekulės, kurios praeina pro sieneles. Vandenilio molekulė yra pati mažiausia. Ir jinai prasiskverbia daug paprasčiau būtent į ląsteles. Tai dabar šitas buteliukas gaminamas ne šiaip sau, ten viduj net yra platinos. Jo. Saugau labiau negu piniginė. Tai va. Čia yra 3 spaudimai ir pasigamina tų dalelių, nežinau kokiam kiekiai, 900. Va. Ir esmė, kuo Gary Youngas darė, būtent, kad vandenilis susijungia su eteriniu aliejum, tai yra didžiulė sinergija ir palaikymas mūsų organizmui, mūsų ląstelėms. Dėl to čia skonis tas yra būtent su eteriniu aliejum. Vienas lašiukas. Ką aš pasakysiu su mano vaikais, pavyzdžiui, jeigu mes geriam šiaip vandenį ir citrinos eterinį aliejų, jie negeria tokio vandens. Aš jums atvirai pasakau, jiem tai yra per stipru, jiem kažkas neįprasta. Čia jie geria, jie gamina. Aš pradžioje galvojau, gal tik, žinot, smagu tokia burtų buteliukas, ne? Bet būtų kaip vaikai, žinot, vieną kartą padarytų, tuo ir pasibaigtų. Bet jie visą laiką, jie gamina, jie patys geria ir jie mum neša ir vat šitas jau vyksta kiek čia jau laiko ir jie nori geria šitą vandenį net su eteriniais aliejais. Ar tam prasiburbuliuosiu galėsiu, ne? Žinoma. Noriu labai dar, bet gratai. Gar turit ką paklausti dėl šito? Aš nesu IT, ten technikos kažkoks žmogus, kaip ten, mums tas gydytojas, mokslininkas, jis pasakojo ten gerą valandą, kaip ten vyksta elektrolizės, kas ten susijungia, neįdomu. Esmė, kad tai yra stiprus antioksidantas. Su eteriniu alieju tos molekulės susijungia. Mūsų komandoje yra sveikatos mokytojas, gal jūs žinot, Saulius Urbonas. Jo pačio nebuvo toje konferencijoje, bet buvo jo žmona. Sakau, kaip Saulius į tai, ką jis pasakys? Sakė, čia wow, sakė, jis 2 metus, jis išskaitęs yra visus tyrimus, visus straipsnius, kaip šitas dalykas vandenilis yra mums gerai. Bet kur jo gauti? Kaip jo gauti? Nėra būdų. Tai va, tuo mes labai apsidžiaugiam ir aš labai tikiuosi, kad jeigu Dzūkiją atvažiuos Saulius, tai va, kad būtinai pasidalins tom savo žiniom. Dabar apie einkorn. Kas ragavo einkorn šiaip kokio maisto? Einkorn tai yra laukinis kvietys,
laukinis grūdas, kodėl jis veikia mūsų organizmą visai kitaip. Būtent net jo sudėtimi, kodėl mes žinom, net speltos miltas, pilno grūdo, mes ten visur ieškom dabar, ar ne, kad būtų sveikesnis. Net tas speltos miltas, jis yra modifikuotas ir išvestas. Jo būtent gliutenas, ką jis daro, aš labai paprastai paaiškinu. Kaip yra mūsų tas pats žarnynas, kuris yra svarbus, per kurį įsisavinam daug mikroelementų, įvairių medžiagų, gliutenas jis taip užklijuoja sieneles. Labai taip paprastai. Nes sienelės mūsų yra žarnyno va tokios ir jos užkemša. Be gliuteno produktai, ką Gary Youngas pasakojo irgi visą dieną, man atrodo, jis apie INCORN mums pasakojo, be gliuteno, kai būna gluten free, tai nėra geriausias būdas, tikrai ne. Tai va, būtent INCORN chromosomų kiekis, vienagrūdis, būtent INCORN, yra dėl chromosomų sudėties mūsų organizmui jie veikia visai kitaip. Reiškia, iš šitų miltų patiekalus mes valgom ir visai nepergyvenam, ar ten storėjam, ar ten nesveikas maistas, būtent dėl chromosomų kiekio. Speltoj net yra 42 chromosomos, emeris, kuris irgi sveikuose produktuose, kaip ir skirtinis kvietys, jame irgi yra kitoks kiekis, tai yra modifikuoti ir išvesti. Kaip atrodo INCORN, nežinau kaip čia parodyti, bet va tas antrasis, jis yra viena juostelė, tie grūdai, jų yra tikrai nedidelis kiekis ir kodėl mūsų sveikatai veikia visai kitaip. Jų nepapurkši. Jeigu nors kokia nors nenatūralia medžiaga papurkšit, jie iš karto išnyksta. Kadangi pati Provence buvau, nes būtent Provence ir augina tą INCORN grūdą, tokie mažyčiai, plonyčiai vos, bet auga bet kuriom sąlygom. Bet svarbiausia, negali chemijos jokios užpurkšti. Tai yra labai tikrai senas, laukinės, ką Gary Youngas yra pasakęs. Jeigu gyvenime taip atsitiktų, kad nebūtų nieko valgyti, žmogus pilnavertiškai 100% labai gerai išgyventų su keliais produktais. Tai vieną iš tų produktų jis paminėjo būtent INCORN grūdą. Antrą produktą, tai ką mes jau parodėm, būtent goji uogą. O eterinius aliejus jis įvardino kaip mūsų vidaus balanso, mūsų vidinės dvasinės pusės stiprumą. Esmė to gliuteno, kame yra blogai, kad būtent mums jį vartojant gliuteno vyksta uždegiminiai procesai nuolatos. Ir su šio grūdo būtent miltais ir makaronais yra dabar pas mus, sakau, mes jų laukiam 1,5 metų ir labai laukiam. Irgi turim ir knygas ir viską. Ir būtent dėl to chromosomų kiekių, dėl gliuteno alerginių reakcijų neturėtų būti. Nes tai yra visai kas kita. Mes, kai važiavome į Provencą, mes valgėm visą maistą, koks ten gali būti. Ir blynus kepėm, ir bagetės ten buvo, būtent iš INCORN. Kadangi su mumis važiavo gydytoja, kuri dažnai pasakoja apie žarnyno valymo programas, kaip ten viskas vyksta, kaip pajausti, kada jau gerai jautiesi. Tai va ten su tuo INCORN, būtent milto visų maistu, tu tikrai jautiesi kaip prie tobuliausio žarnyno valymo programos. Aš atvirai jums sakau, ir tu jauti skirtumą, tu nejauti to sunkumo. Va. Palyginimui, tiesiog jum edukacinė. Kuo skiriasi vienogrūdis nuo modernių kviečių? Vienas dalykas, kad hybridizavimas, kiti yra genetiškai modifikuoti. Tai yra keista jų genetika chromosomų lygmenį. Cheminių medžiagų. INCORNų jūs nepanaudosit net ir labai norėdami, nes jis tiesiog, kaip sakiau. Vėlgi, iš tų, kodėl buvo išvesti įvairūs kiti kviečiai? Tam, kad išmaitinti didžiulius kiekius žmonių. Bet klausimas, ar nuo to yra geriau? Sveikatai tikrai negeriau. Taip, yra būtent dėl gliuteno. Matot, yra A gliutenas. Ir visuose moderniuose išvestuose yra D gliutenas, kurie ir būtent skirtumas ir yra tai alerginiai reakcijai.
Tai apie maistą pakalbėjom, dabar apie namus. Kaip sakiau, kad namų aplinką mums irgi labai svarbu palaikyti teisingai švarę, neprisigaminti ir neprileisti įvairių sintetinių kvapų. Net jeigu galbūt net kartais nepagalvojam, stalai, kilimai, sienos, jūs negalvojat, kad tai visiškai neveikia mūsų sveikatos, jie garuoja. Jie turi irgi įvairių cheminių medžiagų, kurios vienaip ar kitaip mūsų per kvėpavimo takus keliauja į kraują. Tai aišku, mes naudojame eterinius aliejus tam, kad tai, ką prikaupiam per dešimtmečius, išvalyti. Aišku, tai neatsitinka per mėnesį, per 2. Bet šalia, kad bent jau nepridėti visko, kas nėra draugiška mūsų sveikatai. Dėl to šiandien drąsiai kalbu, jau šiandien sakau, kad 100% namuose visą buitinę chemiją, visą namų priežiūrą mes galim pakeisti aukščiausios kokybės eteriniais aliejais. Difuzeris mums naudojamas kaip vėlgi atgaivinimui, kažkokių įsisenėjusių kvapų, kad be reikalo kažkokių sintetinių kvapų nenaudoti ten, kur mums gal nemalonu, gal kažkoks kvapas ten nejaukus. Antras dalykas, tai būtent vienintelio, ko mes iki šiol namų tvarkymui neturėjom, tai būtent skalbimo miltelių. Tifs, kurį aš jums daviau ir pasakojau pradžioj, šito eterinio aliejaus pagrindu, nes su tokiu buteliuku mes nelabai išskalbsim drabužių ar ne, ir galų gale neekonomiška, jo pagrindu jau mes turim ir skalbimo priemonę, būtent Tifs pagrindu. Manau, kad ir atsigėrus jo tikrai nieko neatsitiks. Aišku, nerekomenduojam tą daryti, bet net saugumo sumetimais tai rodo, kiek tai yra mums draugiškas produktas. Tai vat, aišku, yra Tifs pagrindu visa burnos priežiūra, visa buitinė ta chemija pakeičianti viena priemonė, su kuria mes viską namuose susitvarkom. Indų ploviklis atsiradęs irgi, ta prasme, net į indaplovės, kas dedam, mes pilnai su Tifs pagrindu viską keičiam. Vaikam, kadangi vaikų turit, kas mane labai sukrėtė, kai aš sužinojau apie šampūnus, kuriais ten, žinot, vaikučiam kaip plaunam galvytės, jie ten verkia, ten ašarėlės, ten visai laikai tą galvą. Kuo ypatingi tie šampūnai, kurie kaip ir tų ašarų nesukelia, nejautrus. Kodėl nejautrus? Galbūt ir žino daug kas, bet mane tas labai sukrėtė. Jie būtent nujautrina regėjimą tuo metu. Įsivaizduokit, kokia ten yra chemija dedama. Tai va, tai Young yra tikrai ir vaikam, ir dantų pasta, ir šampūnas, kurie yra draugiški jam. Ne tai, kad bet kokią kainą patogumą išgauti, bet kad nepakenkti tam vaikui. Nes jam reikės gyventi visą gyvenimą su tuo, ką mes į jį dabar įdėsim. Ir jo organizmui kažkaip reikės valytis. Nes tikrai sutinku labai daug mamų, kurios klausia alergijos, ten tikrai gyvenimo kokybė kartais, kai pasižiūri, tragiška yra būtent dėl tų alergijų. Žmonės nežino, kaip išspręsti problemų. Tai aš visą laiką sakau, pradžioj ką padarykim, išmeskim namuose visą tą chemiją. Nes ten deda, vartoja, tepa įvairius tepalus, bet aplinkui namuose, kas daro, kartais nesusimastom iš tikrųjų. Tai mūsų darbas yra atkreipta į tai dėmesį. Mano vaikai, pavyzdžiui, tą vaikišką dantų pastą, nežinau, kas kiti naudojat, tai jiem tikrai skani, jiem negraužia ir jie jaučiasi, tiesiog, aš bent jau esu saugi, kad jeigu ir mažiukas prarytų. Aš nekalbu apie florų, aš nepasakosiu šiandien, kuo yra blogai floras, chloras ir visa kita, bet šitose dantų pastose nėra, nes tai yra viskas eterinio aliejaus pagrindu. Eterinis aliejus, pamenat, ką sakiau, turi priešvirusinį, priešbakterinį poveikį, burnoj viskas iš ko ten genda ir visa kita, tai yra vėlgi tos pačios bakterijos. Dar kas šeimoje vienas iš pagrindinių dalykų, vėlgi, mes gyvenam, kaip čia dar pasakė, jau gal net ne informacijos, didelės informacijos pertekliniam amžiuje, bet jau kaip ir transformacijos amžiuje, nežinau, kuriam amžiui labiau, bet esmė, kad mūsų protinis darbas yra labai labai stiprus, mūsų vaikų, mūsų pačių, visą laiką mūsų kompiuteriai įjungti net tada, kai mes miegam. Ir labai svarbu ir tą kraujotaką palaikyti.
Tai būtent kraujotaka, kas liečia ir smegenis, ir širdies veiklą, tiek vaikam, tiek suaugusiem, omega gizė, būtent čia yra eteriniai aliejai ir žuvų taukai. Tiesiog man kas irgi buvo labai svarbu, kodėl aš renkuosi šitą kokybę. Žuvų taukai tai yra natūralus produktas, kuris lygiai taip pat labai greitai oksiduojasi. Žinot šitą? Labai greitai oksiduojasi. Jeigu mes einam kažkur ilgą laiką stovinčius, tuos omega visokius žuvų taukus perkam, koks yra dalykas? Arba jau jie būna seniai oksidavęsi, jeigu kažko papildomai nepridėta, klausimas, kiek mums naudos tą duoda, arba yra pridėta labai stiprių daug įvairių konservantų, kad išsaugoti tą galiojimą. Tai vat, turėkit šitą omeny. Kas yra Young Living omega? Eteriniai aliejai atlieka stiprų antioksidanto būtent vaidmenį. Tai yra kapsulės gatavos, tikrai aš ir su vaikais, ir tai smegenų veiklai, ir vitamino D papildymui, kai tos saulės nėra, ir kraujotakai, ir širdies veiklai, mūsų visai šeimai šitas dalykas tikrai labai gelbėja. Aš savo praktikoje, kas liečia imunitetą, galbūt mes daugiau vartojam, mes geriam arba godžiai, kitą mėnesį omega išgeriam, po to vėl grįžtam godžiai, ypač kai prasideda tas toks tamsus, virusinis toks periodas. Tiesiog aš dalinuosi, nes aš matau poveikį imunitetui, tiesioginė ta žodžio prasme. Vėlgi mano vidurinioji lanko gimnastiką, tada ir kaulų visų struktūrą, ir tos kremzlytės, ta laikysena, omega yra labai svarbus. Ir ką, mūsų stogas. Namo stogas, tai yra mūsų emocinė ta aplinka, mūsų nuotaika. Kaip sako, visos ligos nuo nervų, ne šiaip sau sakomas tas dalykas. Šeimos sveikatai, neslėpsiu, dabar daug ir lietuvių gydytojų ir autorių tikrai laukiam įvairių knygų, kurie kaip medikai jau jungia tiesiogiai įvairias ligas kaip pasiekmes su emocinė mūsų sveikata. Ir tas nenuginčiama, tik mums gal kartais sunku atsekti tą ryšį. Ne? Dėl to lygiagrečiai prie tos fizinės sveikatos stiprinimo, aš visada sakau, šeimoje ta emocinės sveikatos, emocinio fono palaikymas yra labai labai svarbus. Kokius aš išskiriu eterinius aliejus? Aišku, pagal pavadinimą, kas mokat anglų kalbą, turbūt pasakysit, ką tai reiškia, ir tai daug ką pasako. Vienas yra joy, tai yra džiaugsmas. Džiaugsmas, gera nuotaika, ta aistra gyvenimui, polėkis, ta energija. Į joy įeina net rožės eterinis aliejus. O kitas eterinis aliejus, kurį irgi labai vaikai mėgsta, galbūt net labiau negu joy mano, tai yra taika ir ramybė. Ar visiškai maži lėliukai, ar vyresni, ar reikia prieš kokius egzaminus nuimti tą įtampą, ar vakarais galų gale, kad jie bent naktį gerai pailsėtų, tai mes tepam padus, mes difuzinam. Mano vyriausioji turi mažiukus tokius buteliukus, gal matėt, aš pasidalinsiu. Aš paruošiu kelis buteliukus ir nešiojasi su savim. Nesakau, kad ten daug, bet delniukus pakvėpuoti per pertraukas, tai yra mūsų gyvenimo būdo dalis. Tai ką, aš praleisiu tada jums tiesiog padegustuoti, taip pat buteliuką. Tai ką ir ramybė, ir džiaugsmas keliauja pas jūs. Aš rekomenduoju tikrai kiekvienam šeimos nariui pagal jo tas kvapas, kuris jam yra mėgstamiausias, tai emociniai darnai išsaugoti, turėti visą laiką po ranką. Kišenytėj, rankinukę, vyrui būtinai į mašiną, ką nors įdėkit. Tai va. Tai tie, kas liečia šeimos sveikatą, aš visą laiką kviečiu neapsiriboti tik tokiais susitikimais. Kyla klausimas, nelaukti, tuos žmonės, kurie jūs pakvietė čia, klausti čia pat ir dabar, arba rašyti mūsų uždara Facebooko grupė yra, kurioje mes bendraujam tie, kurie jau esam toj temoj.
yra reikalas recepto ten ar nuo skausmo, ar alternatyvą antibiotiko, ar kūdinimosi recepto kokio reikia. Viskas ten gausit atsakymą net 12 nakties, prižadu jums. Yra kolegijas, ačiū visoms, kurios sukauptas visas žinias ir praktinės ir užsienį, kai mes važinėjom konferencijas, tikrai nuoširdžiai ir labai profesionaliai atsako. Tai va ta visa edukacinė sistema, kad jūs žinotumėt pagal jūsų gyvenimo poreikius, kas jums labiausiai tinka, jūs gausit visus atsakymus, jeigu tik jūs norėsit. Tai pas mus šiandien yra viena iš temų, apie ką aš pasidalinau, šeimos sveikata, yra aktyviem žmonėm, taip kad jūs sakykit, kas jums aktualiausia čia Dzūkijoje, žinau, kad grybaujant tai ypač raumenim turbūt reikia kažko stiprinančio. Tai va, ir aišku, kviečiu pasižvalgyti daugiau, pasižiūrėti, atvažiuoti būtinai spalio 22 dieną. Mes Vilniuje darom tarptautinę, vėlgi didelę konferenciją, į kurią atvažiuoja Gario Jango dešinioji ranka, tai yra Marcela von Harting, kuri 30 metų su juo yra kartu šitoj temai. Man tai buvo labai svarbu, kad 30 metų tame pačiame, tai yra koks patikimumas, tai yra kokia puikia komanda, koks atsidavimas tam. Ir tu žinai, kodėl žmonės tai daro. Tai va, tai užtat kviečiu atvažiuoti, nes jinai yra ir mokslų daktarė eterinių aliejų temoje. Ir kaip lyderis tiesiog savo dovaną pasidaryti. Tai bus šeštadienis, bilietus iki spalio 15. Jie yra šiek tiek pigesni, jūs galite internetu įsigyti ir būtinai tikrai atvažiuokit. Tai kol kas tiek, kad tada dabar paliekam laiką klausimų, atsakymų, tokių praktinių patarimų, nes kiekvienas atėjot su savo klausimais, tai aš labai norėčiau, kad jūs ir išeitumėt su atsakymais visais. Tai ačiū kol kas tiek, tada laukiu klausimų.